jūs galėsite eiti į kovų arenas ir kovoti su kitais oponentais ir susirinkti geriausius šarvus ir ginklus. Ir va. Nu dabar Lino debiutas. Galima dar kovoti prieš kitus žmonės, tiesiog juos sutinkant, einant kur nors galima susitikti drauge ir drauge vykdyti užduotis. Papasakot apie užduotis ten, kur pasakoja. Taip, dažniausiai reikia nužudyti, bet ne žmonės. Ten galima ir pakiečiai. Ir kartais būna, kad reikia ką nors surinkti, gali keltis profesijas, tokias kaip čia rinkti žolės, išgaminti visokius spiralus. Bet kaip galėjo Kaltis akmenis ir jos išlydyti ten, daryti žiemus visokius. Kaip? Ne, čia krapteris. Ir tam žaidime egzistuoja dvi frakcijos. Gerai. Okei. Tam žaidime yra dvi frakcijos, kurios varžosi. Tai yra sąjunga ir oro. Ir yra po lygiai rasių ir jos tarpusavyje kovoja. Ir yra jų didieji miestai, kur ten gali visi rinktis, ten keistis visokiais daiktais, gauti už juos pinigus ir ant mokamo serverio, nes yra daug nemokamų sukurta, yra ir visokios šventės, kur galima švęsti, visokie žaidimai ir panašiai. Jo, pavyzdžiui, per kalėdas tam atsiranda kokia Santa kepurės ten ir labai Bet daug kas neįperka ant to oficialaus serverio, nes pats žaidimas kol kas kainuoja 250 ir kiekvieną mėnesį reikia mokėti po 50 litų. Ir kai atsiras dar apie kalėdas naujas papildymas, jis dar apie 100 pėm 200 litų. O kaip tu ten, Karoli, man pasakotai apie visokias nesąmonės? Davai papasakok. Šiuo metu visuomenėje toks veikimas tokio pobūdžio kompiuteriniai žaidimai, būkime neutraliai, jūs išmokstate iš to žaidimo. Apart to išmoksta anglų kalbą, geriau Bet būna tie žaidimai įtraukia į ten žmonės meta darbą, meta ten šeimą ir žaidžia ten dieną naktį. Neįdomu, papasakos. Tik šeimą metėm, tada šeimos. Ir tą žaidimą lošia apie 15 milijonų, man atrodo, žmonių. Kažkas sėdi porom, kažkas meta šeimą, ne, o kažkas iš to gaunasi milijonus. Taip. Tai gerai, jeigu tie žmonės, kurie žaidžia tokie būkė. O papasakok apie savo žaidėją susikūrų. Darosi panašiai, tai čia jau jų reikalas. Karoli. Žinias. Kas? Ir galima